Yes. Šiauliai, traukinių stotis. Šiandienos mūsų tikslas – geležinkeliu pasiekti Rygos miestą. Ten norime aplankyti net 3 Rygos turgus. Tikimės bus ir ekskursija, ir retro medžioklė. Dar yra kelios minutės, todėl užsuku į laukiamąjį. Patikrinti, ar nėra Interpolo paieškomų asmenų ir ar visi legalūs. O štai ir jis, modernusis Hogvartso ekspresas. Atvyksta sutartu laiku ir nevėluoja. Vilnius Ryga kasdien kursuoja. 8:51 pajudam Latvijos link. Šiandien savaitgalis, todėl automobilių parkingas nemokamas. Neužilgu privažiuojam Joniškį. Lietuvoje mūsų judėjimo greitis tik 8, tačiau įvažiavus į Latviją reikalai pasikeičia dėl geresnės geležinkelio vėžės ir mes jau skuodžiame 120. O štai ir pati Ryga Rygulė. Kelionė truko kone 2 valandas, bet neprailgo. Matyti Rygos centrinio turgaus paviljonai. Jų čia 4 ar 5. Aplink juos dar turėtų būti pilna lauko prekyviečių ir kioskelių. Man kaip sunkiai vaikštančiam visa laimė, kad traukinių stotis visai čia pat vos keli šimtai metrų. Viso gero. Duodam uždirbti vietiniam požeminės ferijos atlikėjui. Ir paėjus tuos kelius šimtus metrų mus pasitinka pirmieji turgaus kioskeliai. Jackpot. Iškart pastebi tarp avalynės užspeista mažutė vaizdo žaidimų krautuvėlė. Video špelės. Atsiprašau dėl kreivo filmavimo, kitaip nesigavo toj mažoj patalpėlėj. Viską greit apžiūrėjęs išsirinkau 2 žaidimus. Vieną Vitos už 15 €, kitą Switchui už 35. Ir tai yra bitblokio daug kartų pereitas ir išgirtas Nier Automata. Už tą pačią kainą Vinted yra vienas toks, tačiau viršelis vokiečių kalba. O čia naują gavau tiesiai į rankas ir nereikia mokėti jokio draudimo bei siuntimo mokesčio. Lauko prekyviai pagrinde prekiauja vaisiais, kiek mažiau daržovėmis. Trešnes. Kai jau po visko vėl grįžom vaisių, trešnių bebuvo likę gal porą indukų. Tai vienas man ir dar kažkam palikau. Įžengiam į Rygos Central turgus paviljonus. Čia prekiaujama daugiau parėdais ir visokiam nesąmonėlėm. Kituose galima buvo rasti žuvies, kiaušinių, pieno produktų bei mėsos. Šitam paviljone galima nusipirkti saldumynų, įvairių kepinių ir maistelio ant griliaus. Žinau, aš iš kaimo, bet susimildami negaidykit manęs. Dar aptikom sandaikčių parduotuvėlę, tačiau nieko gero, nebent Nokia 3310. Sakau, reikia pafilmuoti seną, apleistą žaidimų kioskelį. Iš lipdukų reklaminių matyti, kad iš 90-ųjų metų PlayStation'as 1, Sega, Dendy, Game Boy'us. Langai aprasavę, viduje tamsu.
Ir ką jūs manot, viduje pamatėme judančią kažkokią tai žmogystą. Hello. Vietos čia 2 kart daugiau negu pirmajame kioskelyje. Bet kainas žmogelis susilaužęs kaip nežinau kur. Kaip pavyzdys ant Switch'o Skyrimas. 50 eurų. Kai gali už 30 nusipirkt. Visgi randu mane dominančią platformą. Krūvelė Vitus žaidimų. Visi po 20 eurų. Vieno jų kaip tik neturiu. O ir kaina jo kitur bent 30 eurų. Dar ištraukė palaidus be dėžučių, bet tokie nedomina. Šiek tiek slow-mo, gal spėsit kažką pamatyt. Patraukėm į kitą turgų, netoliese esantį Latgalės blusturgį, kuris randasi maždaug už kilometro. Šitaip atrodo įėjimas į Latgalės blusturgį, flea marketą. Tik įėjus pro vartus iškart pamatėm, kad nėra ką lyginti su centriniu turgum. Toks mažas, toks apribotas tvorų sienų. Kuo toliau, tuo daugiau viskas panašėjo į betvarkę. Viskas suversta, sumesta, ant lietaus palikta lyti, kaip šitas vat V. Žmogus ištraukė tašę žaidimą, bet likau nusivylęs. Seni žaidimai nusidėvėję, patys viršeliai išblukę. Šičia radau originalius Apple Pencil antgalius. Pardavėjas matomai tikrai nežinojo jų vertės, nes pardavė tik už eurą. Baik. А что купить хотели? Деньги нету, да? Šitai atgrasiai materialai, baigęs filmuoti, pasakiau, kad есть деньги, но у вас нет товара, который бы заинтересовал. Kuo toliau, tuo labiau panašėjo į sąvartyną daiktų, kurių niekam nereikia. Čionais paklausus keletos daiktų kainų,
teko kilstelti antakį. Štai toks tas Latgalės blusturgis. Būtų įdomu pamatyti jį vasarą. Dar tik popiet, todėl nuvažiuojam už keletos kilometrų esančią trečią vietą – Akenskalną Tirgus. Čia veiksmas vyksta per du aukštus ir būtent čia pamačiau skaniausiai atrodančią įvairią rūkytą žuvį, kokios dar nėra tekę regėti niekur kitur. Nenorėjau smardinti kuprinės, tad beliko pavarvinti seilę. Išėjus į lauką vaizdas nedžiugina. Prekeivių stalai apytuščiai, o ir turinys netoks, kokio norėtųsi. Čia DVD pagrinde. DVD, muzikos. Traukinys atgal išvyksta 3:30, todėl ilgai nelaukę parmovėm į centro turgų, prisikrovėm pilnas kuprines vaisių, dar pavalgėm geležinkelio stotyje ir dar užsukom į toje pačioje stotyje esančią Animaje parduotuvę. Там была такая девчуля, кто? Valiutos mainą neduomin, pas mūsų irgi eurą. Mūsų garvežys jau apsisukęs namų link žiūr ir per dien anglį kūrent tik vien. Jo pypki rūkst ir jam nieko netrūkst.